Šiame vaizdo įraše pristatysiu mūsų lanksčios ašies laikiklį. Lanksčios ašies laikiklis turi didžiulį pranašumą ir kai baigiate naudoti savo nešvarę lanksčią ašį, kuri būna padengta nuotekomis, nenorite visą tai tempti per kliento kilimus išeidami. Taigi, galite ją įdėti į šį šaunų mažą ašies laikiklį, kuris yra visiškai sandarus ir neštis be rūpesčių. Jis pagamintas iš pramoninės klasės plastiko, todėl yra ne tik lengvas, bet ir labai tvirtas. Jo skersmuo tik 47 cm, tai yra 18,5 colio, todėl jis yra patogiai kompaktiškas. Jis lengvai telpa jūsų mikroautobusą ir yra sudedamas vienas ant kito, todėl galite turėti kelias lanksčias ašis ir sudėti jas vieną ant kitos. Užima labai mažai vietos. Dar vienas privalumas, kai nešatės laikiklį, jūsų lankščioji ašis saugiai laikoma viduje ir jūs taip pat galite susidėti visus savo įrankius. Ir tiesiog nešiokite juos visus viena ranke. Rekomenduojame visada laikyti lankščią veleną kuo labiau neišvyniotą. Taip yra todėl, kad kai lankstus velenas yra sandariai suviniotas, jo paviršiuje yra daugiau sričių, kurios liečiasi su įvore. Ir net jei gerai sutepėte veleną, tai reiškia, kad veleno viduje, jam veikiant, susidaro daugiau trinties. Dėl šios priežasties rekomenduojame kuo daugiau veleno ištraukti ir apviniuoti aplink veleno laikiklį, kai juo naudojatės. Beje, šis veleno laikiklis gali sutalpinti iš viso 30 metrų, arba, 98 pėdas 6 mm veleno, tai yra 1/4 colio. Jis tiktų ir 8 mm velenai, tai yra 5/16 colio, o 10 mm velenai, kuris atitinka 3/8 colio, rekomenduojame naudoti tik 20 metrų, tai yra 65 pėdas. 12 mm, tai yra pusės colio velenui, siūlome maksimaliai 50 pėdų, tai yra 15 metrų. Veleną į veleno laikiklį įdėti gana paprasta. Nuimkite apsauginį įvorės guolį štai taip. Atsargiai perkiškite veleną štai taip ir tada vėl uždėkite įvorės guolį atgal, tvirtai prisukdami jį į pradinę vietą štai tokiu būdu. Ir tada užpildykite štai taip. Dabar esate pasiruošę naudoti lanksčiąją veleno sistemą. Turite savo superherojų įrangą, kad galėtumėte eiti ir saugoti civilizaciją nuo ligų. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir ačiū už viską, ką darote mums. Saugokite save. Iki.